Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Lapkričio 14 dieną Vilniuje TwinsBet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Tai labas. Labas. Tau dar tik 18, bet tu jau esi Vako Lietuvos kickbokso čempionė, Vako Baltijos K1 čempionė, Vako Latvijos K1 čempionė. Jau daug esi darbų nuveikus iki tol, kol ateini iki tos profesionalios karjeristės šioj srity. Kas apskritai tave paskatino pasirinkti tokį kelią? Tai visą laiką labai mėgau sportuoti ir daug sporto šakų labai išbandžiau, tačiau niekur taip ir kažkaip netradau savęs ir taip visiškai netyčia pradėjau lankyti kickboksą ir kažkaip vis daugiau vaikščiant į tas treniruotės vis labiau pradėjau pamiršti šitą sporto šaką ir tiesiog kažkaip taip ir užsibaigiau. Tai kiek jau metų sportuoji? Beveik 6. Tai jau daug. Skaityk nuo vaikystės, pradėjau nuo paauglystės tokios jaunos. Nuo paauglystės tokios labiau pradėjau. O kas buvo pirmas tas šparingo partneris? Sportuoji, taip? Jo, Spartai. Šiaip net dabar taip, kad vardą pasakyti, tai net neįsivaizduoju, bet tiesiog ėjau į vaikų tas pradžiai treniruotės, tai su visais ten realiai ir sparinguodavaus. O labiau moterys, merginos, ar vaikinai labiau buvo tie partneriai? Nes vis tiek, faktiškai žiūrint į tai, kad tai yra toks labiau vyriškas sportas, daugiau turbūt vaikinų būdavo visą laiką treniruotėse. Jo, realiai vien vaikinai ir buvo. Kai aš pradėjau, man atrodo, net nebuvo merginų tada. Va dabar kažkaip visai padaugėjo, bet kai aš lankau, tai visą laiką realiai jais paringuojas. Tai... O niekada nebuvo tokios minties, kad gal nebereikia, gal aš jau nenoriu, nes dažnai paauglystėje ateina tas kažkoks tarpsnis, kad tu nori tiesiog viską mesti ir nebesportuoti arba nedaryti kažkokios veiklos. Kad taip kategoriškai norėčiau mesti, tai nebuvo, bet būdavo tikrai užeidavo dienų, kad ten ar nepasiseka kažkas, buvo momentais, kai sunku gal buvo, nes vis tiek, man labai čia neįprasta sporto šaka buvo, tai būdavo momentų tikrai, kad galvodavau, gal čia ne man tas sportas, vis tiek, nežinau, labai tai būna, kai nepasiseka kažkur, kad pradedi labai mąstyti apie tai, ar tikrai čia tavo. O ką tėvai, artimieji, tavo tokį pasirinkimą? Nėra patenkinta. Mano sesė labai patenkinta, nes jinai mato ir supranta, kaip man svarbu yra šitas sportas ir labai džiaugiasi. Pati šiaip irgi buvo, kad turbūt lankius treniruotės, dėl to gal ir supranta. Artimieji ir šiaip šeima, tai nelabai patenkinti ties tuo. Nes, jo. Tai nebuvo niekada, kad mama atėjo, ar ten tėtis atėjo prie tavęs ir sakė, dukrelė, nebe. Reikia šokius. Jo. Sunkus, iš tikrųjų, kaip moteriai šitas sportas yra iš esmės toks, sunkus. Nelengvas, tikrai. Ir tas kelias pasirinkimo, ypač kai tu tikiesi iš dukros, kad jinai, jeigu sportuos, tai jinai šoks arba nežinau. Labiau gal, kad jeigu ir sportuoji, tai dėl savęs, o ne į tas varžybos. Taip. O apskritai nejauti tų spaudimo arba kažkokios baimės išeiti pirmą kartą į areną prie žmonių, nes, dažniausiai, kai dalyvauja čempionatuose kažkur, tai būna sportininkai, nebūna tų žmonių žiūrinčių į tave ir palaikančių ar nepalaikančių. Nejauti spaudimo? Kol kas tai ne. Aš kažkaip noriu ir džiaugiuosi tokią galimybę. Ir, aš irgi, aišku, įdomu, kaip tą dieną jausiuos, nes kol kas, kai dar čia vis tiek yra to laiko, tai nėra labai to spaudimo. Ir vis tiek manau, kad su patirtim, kažkiek vis tiek ta ir baimė ir stresas apmažėja ties tom kovom. Bet čia visiškai kitokia patirtis, tai labai įdomu, kaip jausiuos tada. O kalbant apie tavo priešininkę, ar tu jau ją studijavai su treneriu, ar jau ruošėt tą planą kovai? Kad studijuoti, ne. Nelabai studijavau, nežinau. Aš žinau ją, bet kad grinai žiūrėt, kaip jinai kovoja, ar kokias klaidas daro, tai nelabai. O kuri turi daugiau patirties, tu ar ji? Greičiausiai aš. Jeigu kalbant apie tai, apie kovos menų stilių, ar visą laiką buvai tik kickboksas, ar ir MMA kažkas, kas tave domintų?
visą laiką tik kickboksas, kaip atėjau, taip ir likau. O nenorėtum pabandyti tos sporto šakos? MMA? Aha. Oi, ne. Kodėl? Nu, nežinau, man tas imtynės labai kažkaip nepatinka ir, nu, dar agresyviau kažkaip atrodo, nežinau, man atrodo, čia ne mano tema. O man kaip tik, aš visą laiką daug metų jau dirbu ir mačiau tiek MMA, tiek kickbokso kovų, man visą laiką būdavo skaudžiau žiūrėti kickbokso moterų kovas negu MMA. Nu, bet 100 kartų, manau, pavojingiau yra MMA, nes ten, nu, tu nukrenti ir tave visiškai, nu, tu pasimeti vien nukritęs ir ten tave kaip pradės daužyti. Kickboksai yra daugiau to tokio, gali kontroliuoti labiau turbūt visą situaciją. Visiškai. Aš manau, kad jo vis tiek ten ir, nu, jeigu tas pats nukritimas, tai tavęs jau negali mušti tenai. Tai. O jeigu kalbant apie tai, kad tu vis tiek nori siekti kažko būtent šioje srityje, ką tu norėtum, kad žmonės atsimintų apie tave? Tu dabar išeisi pirmą kartą į tokią areną ir ką tu norėtum, kad jie iš to pasiimtų apie tave? Apie mane gal tiesiog tą mano meilę šitam sportui ir atsidavimą, nes nu, man labai jis patinka ir aš vis tiek labai atradau save šitam sporte ir labai daug savo širdies įdedu į kovas ir apskritai visą pasiruošimą. O kad supažindintumėm žiūrovą labiau su tavim, ar galėtum apibūdinti save 3 žodžiais? Tiek kaip žmogų, tiek kaip sportininkė. Atsidavusi, nuoširdi, žinau, gerbinti kitą. Tai dabar, jeigu priešininkė sėdėtų prieš tave taip kaip aš dabar, ką tu norėtum jai pasakyti? Žinau, gero pasiruošimo ir gražios kovos, nežinau, pasimėgauk. Visus kviečiu lapkričio 14 dieną Twinsbet arenoje atvykti į MMA Bushido renginį ir palaikyti mane bei kitus Lietuvos kovotojus. Tarptautinis turnyras MMA Bushido lapkričio 14 dieną Vilniuje Twinsbet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt.